Tai labas rytas, susitinkam vėl iš garažo. Ką, bandysim važiuoti aplink Lietuvą. Kelionė nusimato 4 dienų. Šiandien 1 diena, kol kas rytas gražus. Šiaip vėsoka, apie ryte 12-13 šilumos tik tai buvo. Tai įdomu, kaip seksis palapinėse miegoti. Bet kadangi mes nepėsti, bandysim kažkaip išsisukti. O dabar ką, vėl garaže, vėl žirgeliai pabalnoti. Už nugaros va matosi, pasiruošę kelioniai. Ir ką, bandysim po biškutį judėti. O dabar iki susimatymų. Kiekvienas išraižytas. Kiaušinukai. Viskas dar iš metalo. Va, kabyklėlė rūbam. Motociklai. Čia kietas robotas. Gerai, lietuviai geriau negu kiniečiai daro. Šis gal dar ir pavaikščiotų. Įdėtume dirbtinio intelekto biškį. Eiktų namas, kad čia gerai jis padarytas. Labą dieną. Prie stručių namo atėjom. Strutis geležinis. Pats namas. Oi, kaip mirga. Visokiausi grožiai. Nu, kas tau buvo murzina, sakė? Puodelis, kavos, tą arbatą darį man atnešė su puodeliu murzinu. Labai nepatenkinta šito klausimu.
Gerai. Bet atvykom į Vištytę, atsigėrėm kavos. Va, ant ežero kranto. Nu, bet viskas gerai. Tik arbata nebuvo. Nu, arbata pati skani, nu, bet puodėlis, nu, krupus piltų. Nu, kam nepasitaiko. Nu, sveiki, dar kartą atvažiavom iki... Ką? Kvaja. Kvaja. Va, noriu paminėti, labai gera Lazdijuose valgykla yra. Kvaja. Labai skaniai pavalgėm. Rūgštynių sriuba, frikadelis, šalti barščiai ir šniceliai. Ir jeigu viena porcija pilna imi, tai kainuoja 6 eurai. Jeigu dar pasiėmė atsigerti, į 7, 6,80 grubiai 7 eurai. Tai va, rekomenduoju visiems tenais užsukti pavalgyti, jeigu būsit Lazdijuose. Atvažiavom prie bokšto. Va, Veisiejų bokštas. Bandysim, užlipsim, pasižiūrėsim, kaip čia apylinkėse viskas atrodo. Dabar motociklai pastatyti, bandysim lipti į bokštą. Užlipom ant bokšto viršaus, bet kad nelabai kas matosi, tai paaugs visi tie medžiai. Šitiek matosi. Nu. Veisiejai. Nu va, atvykom iki Druskininkų, už mano nugaros vandens parkas ir gondolos. Bandysim persikelti į Snow areną, pasižiūrėti į vasarą, o vasarą smagu sniegu pasimėtyti. Nie będzie się otwierać? Nie będzie? Nie będzie, tata. A, pomyliło mi się, no nie tak kolejka.
Nu va, užsukom į Snow areną. Kol kas einam pažiūrėti. Galiausiai atidarysim duris. O. Kur ir vasara šalta. Kur ir vasara šalta. O ką, hebra, čia su pačiūžom. Opa. Dirba. Mokinasi. Aha, čiuožinėja. Nu va, hebra duoda. O, čiuožia. Sniego arena. O čia ką? Laukia šilta, o čia taip minusiukas. Nu va taip būna. Vasara iš sniego. Lekiam vynų keliu. Liuks labai viskas tvarkingai ir gerai. Nieko mes neminėjome. No nie widziałaś. No. Zagadałaś się. No. Labą dieną. Tata, Julek mówi, że Visai gerai. serio się zapadała podłoga. Į kamerą. Viso miesteško. Nu, atvykom į Druskininkus vėl. Čia bažnytėlė, eisim pažiūrėti, kas gera Reikia tenais. visas bažnytėlės aplankyti. Kaip be bažnytėlė? Bažnyčia yra bažnyčia. Pamatei ir važiuoji. Va. O Gerai. jei nespėjai užsukti, tai nors iš tolo nufilmuoji. Taip, varom. Pažiūrėti, kas gero. Štuka didelė, jinai. Nu, pažiūrėsim viduj, kas gero. Nu va, atidaryta bažnyčia. Va. Užeisim į vidų pažiūrėti, kaip čia viskas atrodo. Už mūsų sėkmingas keliones. Nu ką, užsukom pažiūrėti į kriaukliukus, kaip čia padaryta Druskininkus. Čia jau nutekantis vandenukas. Varom pažiūrėti tenai. Va, po apačią, matosi. Tik per grotas turbūt nesufokusuos. Nu jau. Eisim dar į kitą pusę pažiūrėti. Slapta atvariau kažkur. Čia nenusiverčiau.
Žemė, kažkai matysis kas nors. Čia gali, kad pasėdėt, parelaksuot. Varai ant gultų. O ten tas kriauklys. Nieko įspūdingo. Nu va, trumpas sustojimas Varėnoj, Norfoj. Šiek tiek va, supriekinom. Ir ką dabar iš Varėnos važiuosim tiesiai į vietą, kur miegosim, Dieveniškėse. Tai turbūt matysim, kai jau palapines pastatysim. O dabar, iki. Nu va, pravažiavom Užkardą, atvykom netoli Dieveniškių ir užsukom aplankyti Stakų ąžuolas. Va, čia už manęs matosi, va. Didelis šakotas. Ne, pasieniečiai sustabdė, dokumentų netikrinu, tik paklausė, turim. Bet šiaip va, neblogas ąžuoliukas. Sveiki gerbėmieji, štai vakaras jau atėjo, atvykom į apendicitą, netoli Dieveniškių, į stovyklavietę. Vat, pasilikom čia motociklus, ten toliau už nugaros chebra baliavoja, bet ten apie juos neturiu ką pasakyti, biškį per daug rusiškai kalba. Dabar taip, ten kažkur už nugaros, va ten va, gaminasi mūsų vakarienė, pastatytos palapinės. Šiaip gerai, pravažiavom 350 km, sekėsi gerai, pakankamai keliai geri, buvo postas, patikrinom, dokumentų kaip ir nereikėjo parodyti, bet, pavyzdžiui, su ryšiu čia tam apendicite teledu nėra, omnitelį gerai, kad pas Gediminą omnitelis, tai dar pagavom šiokį tokį, tai dar kažką turim, o šiaip viskas gerai. Vat, vakarienė bus mum kepsniukai. Tai va, tai žodžiu, pirmos dienos kaip ir pabaiga, eisim valgyt, eisim ruoštis, puoštis rytojos dienai. Iki.